Sveiki, sveikučiai, taigi į mano ranką šiam papuolė toks linksmas žaisliukas. Fisher Price, bet iš pradžių aš galvojau, kad čia Š kažkoks bus, bet pasirodo, čia yra vaikiškas kasetinis grotuvas, maitinamas nuo 4 berods R14 baterijų. Tai va, aišku, išorinio maitinimo jokio pajungimo nėra, bet visai šitas daiktas toks sudomino. Čia paspaudus mygtuką, va, opapa atsidaro ir galime įdėti paklausyti kasetę. Tai va, nežinau, šitas aparatas veikia. Jisai, matyt, nežinau, kažkur prasivaliojo. Tai pabandysiu aš jį kažkaip atsisukti, išsirinkti, pažiūrėti, kokia ten būklė viduj. Ar ten su dirželiais viskas tvarkoj ir tada tikrint. Maž bus veikiantis visai linksmas dalykas. Aišku, kaip matot, jisai murzinas. Tai vat, reikia atlikti šiokią tokią valymą, profilaktiką. Tai vat, tiesiog pagalvojau, kad gal visai gausis įdomus video ir sakau, reikia netikėti nors su mobiliaku pafilmuoti tokį daikčiuką. Tai vat, tai stebėkit. 1, 2, 3 ir žiūrim, kas yra. Nu ką, va, išsakau šitai varžtelius. Vienas, aišku, yra ant tiek supuvęs, kad išsukti neišėjo. Tai, bet nežinau, pabandžius pajudinti, man labai lengvai plasmasė atsiskyrė. Tai gali būti, kad jisai jau čia išlūžęs ir seniau, kadangi taip jau prastai. Nu, o visą kitą žiūrim kas. Dinamikas matom, kad yra pažeistas. Tai vat nežinau, kolonėlę kažkokią gal reikės iš kur nors kitur pabandyti paieškoti, nes jau subirėjus, tai spėju jinai garsą jau jokia mums labai normalaus nebepaduos. O pats šitas, tai ir nėra visai prastai, viskas kaip ir vietoj, aišku, biški šiukšlių papuolė, dulkiuva. Viską prasisiu, prasipūst, dirželis irgi yra vietoj, aišku, gal kažkiek pasitampęs, tai nežinau, žiūrėsiu. Gal atrašiu kažkokį, jeigu šitas neveš. Nu ir ką, dabar pagrindė tik tai reikia nusipirkti ateitį batareikų ir pabandyti prasivalius įsisiurbius prasitestuoti, ar čia reaguoja, ar nereaguoja kažkas. Nu va, būklė tokia. Sunku pasakyti, kas daugiau čia gali būti blogai. Viskas kaip ir savo vietoj, išskyrus patrūkusią kolonėlę. Bet aš kolonėlę gal netgi tada kokią nors kompiuterinę nedidelę atrasiu įtaisyti kažką. Nu, žodžiu, reikės pasidomėti, kažką panašaus dydžio pasiieškoti. O taip, dirželis yra, viskas yra. Tai vat, dar pasižiūrėsiu, kodėl man keli mygtukai čia nenorėjo gerai spaustis. Play ir rek, tai vat pasižiūrėsiu, kame čia gali būti bėda. Gal kur nors parūdyje, kas nors. Tai va, šiam kartui tiek. Nu va, atlikau grubų valymą, kur išėjo prieiti su šepetėliu, kur biški stipriau su dantų šepetėliu. Apsišviečiau viską, aišku, su drėgnais visokiais spiritais viskom nevaliau su jokiais ten ar vandeniais. Tik grinai sausas valymas, grinai va tas toks dulkės, smėlio, kadangi čia, nežinau, matyti vis tiek kaip vaikiškas daiktas buvęs, tai tokia smėlio viduje yra daug kažkokių žemių. Nu, tai va tokį prasistumdžiau, prasivaliau, prasikračiau, prasipučiau. Nu, kaip sakant, pirminis valymas, vienu žodžiu, prieš bandymą daikto paleisti. Jeigu daiktas pasileis, pradės funkcionuoti ir aš matysiu, kad kažkokį gyvybę rodo, tada taip aš bandysiu žiūrėti, ieškoti dinamikos. Tada gal prasirinksiu, išsiimsiu labiau ir, kaip sakant, daugiau pasitepsiu, išsivalysiu viską ir panašiai. O jeigu aš, aišku, testuojant daiktą matysiu, kad čia visiškai negyvas ir čia daugiau išpūvėkas ir taip toliau, tai, aišku, tada jau daikto likimas turbūt buvo šiek tiek kitoks. Tai vat, įdomu, ar gausis, nu, aišku, čia plata, tos visas detalės, nu, kaip ir nėra kažkas tragiško. Įtariu, kad čia viskas su juo turėtų būti gerai. O beje, kaip sakiau, stringa man porą mygtukų, rėkas ir rekordas, tai jisai stringa tada, kada nebūna čia įdėta jokios kasetės. Kai įdedi kasetę ir jau užsidaro su kasetė, jisai tas play mygtukas puikiausiai spaudžiasi. Tai vat, tai toks hakas, vienu žodžiu, nieko čia nėra blogai, nieko čia nėra sugedę, bent jau iš pažiūros su mygtukais ir taip toliau, tai vat, tai laukiam batarkių.